čia didžiausias visų laikų Lietuvos televizijų muzikinis projektas, nacionalinis chorų konkursas Lietuvos balsai. Tikiuosi laukitės šio nuostabaus šeštadienio vakaro ir susirinkote paklausyti nuostabių chorų pasirodymų. Čia jie ne tik varžysis tarpusavyje, bet ir bandys užkariauti jūsų simpatijas. Tai jau 5. Lietuvos balsų laida. Ir čia šį vakarą 4 paskutiniai konkurso dalyviai. Skubu juos pristatyti. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos merginų choras Liepaitės. Vadovė Jolita Vaitkevičienė. Kauno technologijos universiteto akademinis choras Jaunystė. Meno vadovė Danguolė Beinarytė. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus choras Kantemus, vadovaujamas docento Lauryno Vakariaulovo. Ir žinoma, Vilniaus dailės muziejaus vyrų choras Varpas. Meno vadovas ir dirigentas, gerbiamas Petras Kašiūnas. Mielas Petrai, labą vakarą. Labą vakarą. Širdingai dėkoju. Toks sutikimas. Labas vakaras, gerbėmiai choristai, visiems tariu. Labą vakarą, gerbėmiai žiūrovai. Labai smagus vakaras laukia mūsų, kaip ir kiekvieną šeštadienį. Trumpai pristatysiu vakaro programėlę. Pirmiausia, mūsų visi chorai prisistatys, tai yra atliks po pačią gražiausią savo repertuaro dainą. Vėliau antrojoje dalyje mūsų laukia meilės dainos. O trečioje dalyje išgirsite, kaip chorai dainuoja pačias šauniausias dainas iš mūsų lietuviškos estrados. Na, o ketvirtojoje dalyje laukia chorų improvizacija. Ir šį kartą improvizuos chorai mūsų su šauniaja mūsų grupe Rondo. Pasisveikinkime su mūsų komisija. Vienintelė šio vakaro mūsų komisijos dama, choro jauna muzika direktorė Salomėja Jonynaitė. Aktorius, laidų vedėjas, dainininkas Leonardas Pabedonoscevas. Žinoma, komisijos pirmininkas profesorius choro Ąžuoliukas meno vadovas Vytautas Miškinis. Nu, aš vėliai norėčiau labai padėkoti mūsų laidos mecenatams, pagrindiniams rėmėjams, Arvi Kalakutams, kurie dovanoja mūsų chorams šaunius prizus. Na, o dabar labai tikiuosi jūsų audringų plojimų, nes noriu jums pristatyti mūsų šauniuosius pagalbininkus, mūsų šaunėje LRT grupę. Taigi, mėlėjai, jūsų plojimai. Dainius Kulauskas, Linas Buda, mušamieji. Artūras Halikovas, gitara. Leonidas Šinkarenko, bosinė gitara. Valerijus Ramoška, trimitas. Ir žinoma, Rimantas Brazaitis, saksofonas. Pradedame pirmąjį konkurso etapą. Chorų prisistatymas. Vyrų choras Varpas atliks Leonido Abario aranžuotą lietuvių liaudies dainą Ulioj bitelė. Oh,
gera. Dainuoti tai džiaugsmas. Dainuoti tai mylėti. Tokiais žodžiais jums prisistatys choras Kantemus. Vengrų kompozitoriaus Bardoš Lajos kūrinys Kantemus. Trečiasis šį vakarą prisistatys Kauno technologijos universiteto akademinis choras Jaunystė. Tačiau jų atliekamą kūrinį pamatysime po reklamos. Likite su Lietuvos balsais. Sveiki sugrįžę, čia Lietuvos balsai. Trečioji prisistatymo daina Kauno technologijos universiteto akademinis choras Jaunystė padainuos Danguolės Beinarytės dainą Po vandeniu kitas pasaulis. Šaltas įleidžia ant saulė, po vandeniu kitas pasaulis. Įpriski vandens pavėsi, tu sapną ranką paliesi. Žiūrėk ant ežero dugno, gėlių prigesusios ugnys. Ten snaudžia pavargusios kriauklės, žuvelių išdykusios auklės. Ten miega vandens lelijos, ten niekas, o niekad nelyja. Stovėti iš balios nutilęs, ten supasi gintaro pilis. Vandenį grėbinti šieną ir jų gyvuliai ant ražienų. Mažytės bebrų pirkelis ir žalias medų takelis. Pažvelk į ežero dangų, į debesys ritasi bangos. Ten žolės tarytum undinės ir žalsvos jų rankos ledinės. Sėdėk ant ežero dugno ir tyliai
mes ten su pasigintaro pilis. Vandenį grėbinti šieną ir jų gyvuliai ant ražienų, mažytės bebrų pirkelis ir žalias meldų takelis. Ir sapno ranka prisilietęs, gyvens ir nutilęs lėtas, tylos ir vandens pavėsį, tu saulės šviesos ilgėsies. Ir sapno ranka prisilietęs, gyvens ir nutilęs lėtas, tylos ir vandens pavėsį, tu saulės šviesos ilgėsies. Ir paskutinis prisistatys merginų choras Liepaitės. Jos jums atliks lietuvių liaudies dainą harmonizuotą Nijolės Sinkevičiūtės Ne dėl žalio vyno.
choras. Ir mūsų visi 4 žavingieji chorai. Na, publika šėlsta, o mes išklausykime, kokie yra pirmieji mūsų gerbiamos komisijos įspūdžiai. Kietai pradėjom pirmininkę šiandien. Norit, kad aš jums sufleruočiau, ką sakyt, patys šnekėsit savo kalbą. Žinot, man labai patiko pradžia, kaip ir kiekvienoje laidoje, kada stovi 4 dirigentai ir diriguoja. Gali pasirinkti, kuris tau pagal skonį. Ir tie, kurie renkasi dirigentio specialybę, turi puikiausią šansą pasirinkti profesorių. Visus 4 mes turim scenui. Bet žinot, kalbant apie prisistatymą, tai aš pasakyčiau, varpas negali nedainuoti, tam jis ir varpas. O kantaimus tai apskritai jų pavadinime yra užkoduotas dainavimo genas, taip, kad jie turi dainuoti, nes savaime viskas suprantama. Nu, o jaunystė atstovauja taip ta žavidama, kuri pilna visom prasmėm muzikos. Kupina tiesiog visom prasmėm. Žinot, o kai pradėjo Liepaitės dainuoti, aš čia nusigundau. Kaip čia dabar? Mes visi kovojam, o jos ne dėl žalio vyno. Ir pasirodo dėl bernelio. Bet žinot, šitas kūrinys mane tikrai apžavėjo dėl to, kad pirmą kartą matyti teatris girdėjo gyvą dūdmaišį. Fantastiškai padarytas kūrinys ir išpildytas. Fantastiška paraiška. Ačiū. Fantastiška pradžia. Profesoriau, ačiū labai. Pone Salomėja, kokie jūsų pirmieji įspūdžiai? Nu, aš tiesiog pritrenkta ir aš dabar supratau, kad mano labai sunkus uždavinys laukia manęs. Nes chorai nors ir skirtingi, bet visi tikrai labai pajėgus. Ir tiesiog sveikinu jūs visus pasiryžusius šitai kovai, nes aš manau, kad tai nėra taip paprasta pasiruošti tokiam konkursui. Ir laukiu tų jūsų meilės dainų. Ačiū. Na ir Leonardai. Liepaitės. Aš žinokit, šiurpas krečia vis dar, nes tai buvo matyt, atmosferinės dainos pavyzdys. Ir žinokit, nuo pat pradžių, aišku, dėka dūdmaišio, paskiau būgnelis ir jūsų daina, žinokit, kuteno smegenis ir šiurpėjo. Wow! Taip laikytis ir atleiskit labai, kad tai išskiriu Liepaičių chorą, tiesiog iš tikrųjų paveikė. Liepaitės, imkit domėn, Leonardas ant bangos dabar. Ačiū, Leonardai. Dėkojame komisijai už nuomonę, dėkojame chorams už prisistatymą. Atėjo laikas balsuoti mūsų žiūrovams. Taigi, dirigentai, 3, 2, 1, balsuojam! Na štai. Norėčiau priminti balsavimo taisyklės. Norėdami palaikyti jums patinkantį chorą, turite skambinti telefonu 1605 ir paspausti choro numerį. Rašydami SMS žinutę, taip pat įrašykite choro numerį. Šiandien varpas yra pirmasis, choras Kantemus yra antrasis, choras Jaunystė trečiasis ir Liepaitės ketvirtasis. Na ir pats metas pradėti antrąjį šios laidos etapą. Komisija jau vertins šiuos pasirodymus. Pirmoji vakaro tema – meilės dainos. Taip, iš tiesų laukia mūsų labai romantiški momentai, bet prieš tai susipažinkime artimiau su mūsų pirmoji choru. Taigi žiūrim. Ko gero, šio choro pavadinimą žino beveik visa Lietuva. Ir ne dėl Vinco Kudirkos, o dėl to, kad tai kažkada buvęs tikrai garsiausias, garbingus apdovanojimus vieną po kito skynęs choras. Vyro choras yra pats geriausias choras pasaulyje. Petras Pošiūnas, varpo chormeisteriu pradėjęs dirbti dar būdamas 3 kurso studentu, su šiuo choru jau beveik 40 metų ir nė karto nebuvo jo iškeitęs į jokį kitą. Tai jo pomėgis, jo aistra, jo gyvenimas. Ir čia tiesiog tokia nuostabi šeima, kur be jos tiesiog trūksta. Nėra repeticijų ir tiesiog trūksta. Oro trūksta. Tačiau chore apstu ir tokių, kuriuos drąsiai gali vadinti varpo bendraamžiais. Jie taip pat jau metų metus suaugę su mylimu ir mėgstamu kolektyvu. 54. Kitais metais bus varpui 55. Taigi varpas jau persirito per 100 savo gyvavimo metų. Ir jei ne choro prezidentas Bronius Rėza, vadovas per begalinį, tik šiuo atveju reikalingą kuklumą, net nebūtų paminėjęs dar vieno išskirtinio varpo bruožo. Vienintelis choras Lietuvoje, kuris dalyvavo tarptautiniam konkurse
ir užėmė 2 pirmas vietas. Tai yra pirmas atvejis Lietuvos choro istorijoje. Taip, 1969-aisiais dalyvavęs tarptautinėme chorų konkurse Arezzo Italijoje, varpas užtikrintai nušluostė nosis 10 konkurentų iš visos Europos ir pirmasis Lietuvoje parvežė auksu kvepiančius laurų vainikus. Žmogus, jeigu nemėgsta muzikos, yra nepilnavertis žmogus. Muzika tik žmogų taurina ir daro žmogų gerą. Nors varpo choristai sako, kad didžiosios šlovės dienos praeityje, išties negali nesistebėti tuo, su kokiu entuziazmu jie renkasi repeticijas. Negali nesižavėti balsų derme ir nežinia iš kokių šaltinių vis atsinaujinančią energiją. Labai daug garbaus amžiaus žmonių yra, bet jie balsus turi, saugo balsus. Niekas nerūko, nei vienas choristas bus nerūko. Ir nei vienas nevartoja, gal aš biškai apsirinku, bet... Daugelis choristų draugai nuo studijų ir jaunystės laikų. Vienas tai daina traukia, kita labai maloni kompanija. Ta gera kompanija, kurios dauguma inžinieriai, renkasi ne tik dainuoti. Repeticijų pertraukėlių metu jie spėja aptarti viską. Pradedant politiką ir baigiant gamybiniais klausimais. Lietuvos balsuose varpiečiai pasigenda vieno. Reikėjo galbūt daryti 2 kategorijas - jauni